Vilniaus ir Rusdalės darbo rinkos mokymo centras įkurtas 1958 metais. Jau 50 metų čia vykdomas profesinis mokymas, perkvalifikavimas bei kvalifikacijos kėlimas. Šio mokymo centro veikla orientuota į suaugusiųjų ruošimą darbui statybų sektoriuje. Viena iš mokymo centre ruošiamų specialybių – kėlimo mechanizmų, įvairių tipų kranų, keltuvų, autokrautuvų mašinistai ir operatoriai. Taip pat ruošiami statybos mašinų, ekskavatorių, buldozerių, greiderių, plentvolių operatoriai ir mašinistai. Šiuolaikinės statybų industrija yra neįsivaizduojama be mechanizacijos, be kėlimo kranų naudojimo, be žemės kasimo mašinų naudojimo. Nuo to priklauso ir statybų tempas, ir darbo našumas didelė prasme, ir statybininkų, aišku, darbo užmokestis. Pramonės įmonėse, kurios gamina statyboms gelžbetoninius elementus, surenkamus, metalinės konstrukcijas ir taip pat statybų aikštelėse, surenkant, statant gyvenamosius namus, pramonės įmonės, prekybos centrus, tenka perkelti 10 tūkstančių tonų įvairių krovinių. Todėl be kranų sunkiai įsivaizduojama šitų darbų apimčių įvykdymas. Būsimiems kėlimo ir kasimo mechanizmų specialistams suteikiamos bendrosios techninės žinios, reikalingos mokantis kranininko profesijos ir specialiosios žinios apie automobilinių kranų įrengimus, jų aptarnavimą, remontą, saugų eksploatavimą ir darbų vykdymą atliekant krano operatoriaus pareigas. Taip pat suteikiami ir ugdomi praktiniai krano priežiūros, techninio aptarnavimo ir valdymo įgūdžiai, kad mokiniai įsisavinę mokymo kursą būtų parengti savarankiškai atlikti krano operatoriaus pareigas. Mokymo turinį sudaro teorinis ir praktinis mokymas. Teorinio mokymo metu mokiniai susipažįsta su kranų įrengimais, jų paskirtimi, veikimu, elektrotechnikos, medžiagų mokslo, brėžinių skaitymo pagrindais, mokosi kėlimo kranų įrengimo ir saugaus eksploatavimo taisyklių, darbų saugos ir aplinkos saugos reikalavimų, susipažįsta su aktualiomis darbo teisės, ekonomikos bei ergonomikos žiniomis. Praktinio mokymo, kuris apima daugiau kaip pusę viso mokymuisi skirto laiko, mokiniai mokosi užkabinti ir atkabinti krovinius, valdyti automobilinį kraną su kroviniu, transportuojant kraną perkelti krovinius. Mokymas baigiamas egzaminu, kurio metu patikrinamos ir įvertinamos žinios bei praktiniai sugebėjimai. Įgijęs kvalifikaciją, automobilinių kranų operatorius gali valdyti automobilinius kranus, atliekant pakrovimo, iškrovimo, krovinių perkėlimo, transportavimo, montavimo ir sandėliavimo darbus, aptarnaujant sandėliavimo aikšteles ir statomus objektus. Techniškai prižiūrėti automobilinius kranus ir dalyvauti juos remontuojant. Laikytis darbų saugos, priešgaisrinės saugos, elektros saugos ir gamtos saugos reikalavimų. Žmonės, kurie ateina pas mus mokintis ir įvaldo statybinę techniką, jie tampa tarsi milžinais, kurie valdo plieninius raumenis ir tik jie sugeba visus tos didžiulius svorius tonomis ir 10 tonoms sveriančius pakelti ir dirbdami, kaip jūs ir visi matot, pastato puikius gyvenamosius namus, pramonės įmonės, prekybos centrus. Vilniaus ir Rusdalės darbo rinkos mokymo centre organizuojami kursai pavojingus darbus atliekantiems darbininkams ir šių darbų vadovams. Sėkmingą darbuotojo profesinę veiklą lemia įrenginių valdymo, taisymo ir kiti praktiniai gebėjimai bei įgūdžiai, taip pat techninis mąstymas. Vilniaus ir Rusdalės darbo rinkos mokymo centre įgyję mechaninių darbų profesiją gali įsidarbinti statybos įmonėse bei organizacijose, akcinėse bendrovėse, naudojančiose kėlimo bei kasimo įrenginius. Paruošti šios profesijos specialistai gali įsidarbinti įmonėse, firmose, eksploatuojančiose automobilinius kranus arba dirbti su automobiliniu kranu įsigytu asmeninės nuosavybės pagrindu. Mes kviečiame į mūsų mokymo centrą atvykti ir įgyti kvalifikaciją kranininkų ar žemės kasimo mašinų operatoriaus